Sveiki, su jumis kaip kasdien laikraščio apžvalga. Šį rytą matyt daugelis pradedame darbus neįtin puikios nuotaikos dėl vakarykštės mūsų krepšininkų nesėkmės Europos krepšinio čempionate. Apie tai žinoma rašo ir šio ryto spauda. Kągi žaidimas yra žaidimas. Nuo dar šiandien rugsėjo 15 minime ir Tarptautinę demokratijos dieną, kuria siekiama informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir jo situaciją pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Kadangi demokratiją plačiaja prasme galime suprasti kaip žmogaus laisvę išreikšti savo įsitikinimus, šiandien gera proga apsvarstyti, kiek kiekvienas esame tolerantiški ir pakantus savo aplinkoje. Beje, rugsėjo 15 pasaulio istorijoje įsimintina ir tuo, jog šią dieną 1835-aisiais atrastos Galapagų salos Ramiajame vandenyne. Tai padarė Didžiosios Britanijos karinio laivyno laivo Biglis keleiviai, tarp kurių beje buvo ir Čarlis Darvinas. 1928-aisiais britų biologas ir farmakologas Aleksandras Flemingas išrado antibakterinę medžiagą peniciliną, šiandien plačiausiai vartojama antibiotika, už tai vėliau buvo apdovanotas Nobelio premija. Nuo rugsėjo 15-ąją 1971-aisiais 12 kanadiečių iš Vankuverio įkūrė aplinkos apsaugos organizaciją Greenpeace, tuomet protestavusią prieš Jungtinių valstijų vykdomus branduolinius bandymus Aliaskoje ir šiandien puikiai žinoma savo įvairiomis ekologinėmis akcijomis. Tiek istorijos faktų, o dabar laikas žvilgterėti į spaudos puslapius. To niekas nesitikėjo. Makedonai parklupdė Lietuvą. Žygis aukso link žlugo. Tokiomis antraštėmis mirga kone visi pirmieji didžiausių šalies dienraščių puslapiai. Europos krepšinio čempionato šeimininkai vakar Kaune neįvertino varžovų ir leido sudaužyti visos Lietuvos svajonę, pralaimėję ketvirtfinalio rungtynes 65-67. Medalių nebus, bet jei lietuviai nori išsaugoti viltį dalyvauti Londono olimpiadoje, šiandien bus finalyje dėl 5-8 vietų, turi nugalėti Slovėnijos krepšininkus. Labai liūdna, tai didžiulis nusivylimas, bet Europos čempionatas mums dar nebaigtas, turime parodyti charakterį ir kovoti iki pabaigos, kalbėjo rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra. Apie tai Lietuvos ryto rašinyje makedonai sudaužė Lietuvos širdį. Nežaidėme taip, kaip galėjome, makedonai nusipelnė pergalės. Turime išlikti komandą ir nepalūžti, privalome užmiršti šį baisų susitikimą. Tai po vakarykštės kovos dėl čempionato medalių Vilniaus dienos publikacijoje išspausdinti Manto Kalniečio žodžiai. O čia pat Makedonijos rinktinės puolėjo Antičiaus komentaras. Mūsų pergalę lėmė puikiai gynyba. Tokiu stiliumi šiame čempionate laimėjome jau ne kartą. Neleidome Šarūnui Jasikevičiui ir Jonui Valančiūnui atsiskleisti. Tai ir buvo raktas į sėkmę. Kitos naujienos. Respublikos priede sporto žmonės kalbinamas 2-kart olimpinis disko metimo čempionas Virgilijus Alekna, atsivežęs pagrindinį pajėgiausių pasaulio lengvaatlečių deimantinės lygos trofėjų. Tiesa, sportininkas kalba apie savo karjeros pabaigą. Londono olimpiada man bus tikrai paskutinė. Tačiau pasakyti, ar tai bus paskutinės mano varžybos, dar negaliu. Planuoju mažinti krūvius ir ramiai baigti karjerą, teigia deimantinės lygos čempionas. Verslo žinios rašo, pakilusios vartojimo prekių kainos suspaudė mažmenininkų pelno maržas, o antro krizės raundo išsigandusiems vartotojams vėl pradėjus taupyti, smunka ir pardavimas. Padėti ištverti šiuos neramius laikus gali elektroninė prekyba. Apie tai publikacijoje Virtualioji prekyba – ginklas nuo mažėjančių pardavimų. Technologijoms vis tobulėjant, Lietuvos verslininkai negali sau leisti atsilikti nuo pasaulinių tendencijų. Naujovių rinkai norintys pasiūlyti verslininkai neišsiverčia be aukšto lygio mokslininkų pagalbos. Taigi apie Lietuvos mokslo ir verslo bendradarbiavimo potencialą ir šiuolaikinių technologijų perspektyvas mūsų šalyje skaitykite Vilniaus dienos publikacijoje Naujosios technologijos verslo brangakmenis. Na ir Lietuvos rytas rašo, jog Latvija kaitina ne tik rinkimų karštis, bet ir aistros dėl nacionalinių oro linijų bendrovės Air Baltic. Jų prieš 2 mėnesius nutraukusios patalpų nuomos sutartį su tarptautiniu Vilniaus oro uostu. Visi nekantriai laukia, kas nugalės kovoje dėl valstybei ir privatininkams priklausančios įmonės. Tokios šiandienos naujienos spaudos puslapiuose. Primenu, jog vardadienį šiandien švenčia Eugenija, Nikodemas, Rimgailė, Rolandas, Vismantas, Vismantė. O prieš atsisveikinant iki rytojaus norisi linkėti, kad mūsų diena būtų kitokia nei paprastai. Ačiū, kad esate su mumis. Sudiev.